Sveiki, čia SMK Live istorijos, aš esu jų pasakotoja, vedėja Beatričė. Šiandien su jumis sveikinuosi iš ryškaus SMK stendo, kuris yra įsikūręs Kauno aukštųjų mokyklų mugė. O čia tarp mūsų surinko labai daug moksleivių, kurie ištroškė žinių ir, žinoma, gerų istorijų. Tad šiandien aš tarp jų ieškosiu tų gerų istorijų, nes jos gimsta ten, kur yra gera. Šiai dienai jau nieko nebestebina liūdna statistika, kad Lietuvoje žmonės jaučia nerimą, o ypatingai daug emocijų patiria ir jaunas žmogus. Kaip bebūtų, ne visada jos būna geros. Tad pasidomėkime, kaip iš tiesų šiandien jaučiasi moksleiviai. Tai ta visa tiesiog atmosfera mokykloje nėra gera. Jaučiuosi, galiu labai drąsiai teikti, kad kažkiek gal ir suvaržyta. Iš tikrųjų, mokykloje gerai nesijaučiu, nes yra labai daug dalykų, kuriuos mokaus dėl to, kad reikia mokytis. Šiaip labai maloniai jaučiuosi. Jo, viskas gerai, nieko netrūksta. Mokykloje dažniausiai jaučiuosi gerai, bet aišku būna dienų, kai jaučiu pakankamai didelį stresą. Ir kaip tu norėtum jaustis mokydamas, studijuodamas? Gerai, tikriausiai. Kad man būtų įdomu ir ateičiau universitetą su savo noru, o ne vos neverčiamas. O jaustis norėčiau, nežinau, laisviau. Aišku, tikiuosi, kad jausiuosi ten kur kas geriau ir kad susirasiu naujų draugų ir kad man ten bus smagu. Laisvę. Aš norėčiau jaustis laimingas. Kadangi mokymosi procesas apima ne tik faktų įsiminimą, bet ir asmeninį augimą, SMK rūpinasi savo bendruomenės ir studentų emocinę gerovę. Emocinė gerovė visų pirma yra prasminga žmogaus būtis. Tai sąmoningas siekimas savo tikslų, tai tikslo turėjimas, drąsa ir atsakomybė jų siekiant. Tuomet, kai žmogus suvokia save, savo potencialo galią ir skvarbą, jis gali būti atsparus bet kokiems iššūkiams, tiek kylantiems išorėje, tiek kylantiems viduje. Todėl emocinė gerovė prasideda viduje, bet ją puoselėja tinkama mokymosi aplinka, tokia, kokia ir siekiame kurti čia SMK aukštojoje mokykloje.